Kiekvienas žmogus turi pasirinkimo laisvę. Tai, pavyzdžiui, sportuoti ar nesportuoti, eiti į darbą ar nedirbti, sveikai maitintis ar nesimaitinti, perskaityti knygą ar neperskaityti, kurti santykius ar likti vienam. Tai yra pasirinkimo laisvė. Ir kame yra ta pasirinkimo laisvė skirtumas, kad jeigu aš darau, tai aš prisimu atsakomybę ir aš negaliu kaltinti kitų dėl kažkokių įvykių, kas atsitinka mano gyvenime. Jeigu aš pasirenku visgi nedaryt, nejudėt, tai dažniausiai tada pradedam kaltinti kitus, kad aš to nedarau, kad kiti to nedaro, todėl man taip nesiseka, kad ten mane taip išmokė ir aš gyvenau taip, kaip mane išmokė. Ir tada dažniausiai būna kad kaltina kitus dėl visų savo nesėkmių. Bet ta pasirinkimo laisvė, jinai visą gyvenimą. Jūs galit net maži tokie žingsniai, pavyzdžiui, kad ką šiandien pusryčiam valgysiu. Tai valgysiu košę ar kiaušinį. Jau yra pasirinkimo laisvė, taip? Ką jūs vakarieniai valgysit? Salotas ar burgerį? Jūsų pasirinkimo laisvė. Tai dar ta pasirinkimo laisvė labai priklauso su jūsų sąmoningumu ir būtent su jūsų meile savo. Nes kai jūs mylit save ir gerbėt save, tai jūs kokį pasirinkimą darysit? Tikrai ne tą, kuris griauna jūsų sveikatą, jūsų gyvenimą ir aplamai jūsų asmenybę. Jūs pasirinksit sportą, o ne rūkymą. Jūs pasirinksit salotas, o ne burgerį. Jūs pasirinksit kurti gražius santykius, lėtai kuriant, o ne šokant tiesiog prie nuostabių, iškart emocingų santykių. O jūs čia yra nuobodu, čia yra mažai žingsniais, neskubant, susipažįstant. Tai yra nuobodu ir ilgai, ne? O čia galima gauti čia ir dabar viską ir visą puokštę emocijų. Ir kai jūs mylit save, tai jūs tada pradedat daryti tos pasirinkimus kitokius, kad jūs tikrai eisit į darbą, pavyzdžiui, kur jums yra maloniau, nes nei vienas pinigas tikrai nekompensuos jūsų savijautos. Jeigu jūs, ta meilė savo, tai jinai yra lygiaverčiai su savivertė. Tai jeigu aš gerbiu ir turiu tą savivertę gerą, aukštą arba ten adekvačią, ne, tai aš tausosiu save. Aš stengsiuos apsaugoti save arba išlaikyti save tokiam komfortiškam ir saugiam lygmenį, o neįsiu kažkur, pavyzdžiui, kad taip, aš gausiu labai daug pinigų, bet ten aš išvis prarasiu visą sveikatą ir mano šeima sugrius ir aplamai turėsiu daug pinigų, bet daugiau nieko neturėsiu, ne? Tai ką jūs pasirinksite tada? Tai yra pasirinkimo laisvė, jinai labai susijusi su savivertė, su meilė savo. Ją irgi galima lavinti. Taip, ir net ir su meilė savo, galima kartais ir burgerį suvalgyti, bet kartais, o ne todėl, kad tiesiog man skanu ir aš einu, tiesiog čia greita, ten pigu, nežinau ar pigu, bet greita ir toliau. Nes tikrai ne greitis yra svarbu, o tas būtent, kaip sakom, ne kiekybė, o kokybė. Tai ta meilė savo, savivertė, tai yra apie kokybę ir tada pasirinkimo laisvė vėlgi yra apie kokybę. Tai ją galima lavinti, būtina lavinti, nes tada jūs einat link savęs, link laimingos savęs ir, kaip sakom, džiaugsitės gyvenimu.